Na kągi, sveiki visus, sveikinas ir vėl aš Tomuksas. Na ir kaip matote, šiandien atsikame dar viename Katro Roleplay epizode. Jau kažkas susimušė beveik. Pono, Nu? gal turit pinigų? Oi, nežinau, visiškai neturiu ant savęs dabar. Nemelu. Neturiu. Tai kaip iš video pavadinimo suprato, kad šiandieną mes turėsime Dolareną, ar kad ir kaip šitą mašinėlę vadinasi. Kuom jinai yra išskirtinė, tai paprasčiausiai tom, kad jinai ne tik važiuoja, bet ir skraido. Pasižiūrėsim pareigūnų reakcijas, pamėginsim galbūt pračekinti ir aplinkosaugininkų reakcijas. Jis dabar reiks susirasti, kur ta mašina yra. Imponte Deluxo, jinai taip vadinasi, nežinau, ar jums kažkas sako, ir įsitraukus į jį atrodo taip. Šiaip netrodo jinai labai įspūdingai šiandien, bet aišku, kai supranta faktą, kad jinai skraido, viskas pasikeičia. Noriu dabar greit nuvažiuoti su šitą mašinėlę iki Twisterio ir jam ją aprodyti, bet prieš tai noriu paminėti, kad šis video yra filmuojamas getikimel.lt serveryje. Vis nuorodas serverį video prašome pačia pradžioje, galbūt užsukite. Jo, o dabar aš dar jums norėčiau parodyti, kaip jinai paprasčiausiai veikia. Bet prieš tai noriu paminėti, kad šį video remia Kult energiniai gėrimai. Šiandien aš turiu atsišaldęs Kult Original gėrimą. Garso testas. Energetinio kvapas. Skanaus. Labai gerai. Noriu paminėti, jog energetinius gėrimus galima vartoti tik nuo 18 metų. Ačiū Kult, kad remėt, o dabar leidžiam prie pačio video. Laikas geiminti. Laikas Kult. Reikia įkrauti ne pultelį, o tave. Laikas Kult. Žaidimų vakaras užsitęsė iki ryto. Laikas Kult. Kult. Energija viskam. Kai važiuoji greitai arba šiaip tiesiog stovi vietoj, gali paspausti 2 kartus X raidę. Ir kaip matot, padangos susitraukia ir, tu tiesiog skraidai. Pats valdymas yra tikrai įdomesnis, kai tu skraidai, nes jinai netaip manevruoja smagiai kaip tiesiog važiuojant. Ir kad pakiltum, reikia įsiskleisti papildomus sparnus, kuriuo aš dar tiksliai nesupratau, kaip juos reikia daryti, bet man atrodo, kad jeigu tiesiog pradedi kilt, įsiskleidžia, kaip matot, tokie sparniukai. Tai šiaip labai keistas dalykas yra tokią mašinėlę turėti roleplay serveryje, nes spėju, kad tokios dar niekas tikrai nėra gyvenime turėję. Oba, ir labai smagu, kad galima iš oro tiesiog nukrist. Dabar paprasčiausiai leikime iki Twisterio aprodyti šitą mašinėlę. Šiaip mes galim skris, ko mums čia važiuoti. Galim įsiskleisti sparniukus, taip gražiau atrodo. Tik dabar norėčiau, kad dar to pareigūnai nepastebėtų, nes pareigūnai net nenutokia, kas jų šiandien laukia. Jeigu pareigūnai neturės helio, mes pamėginsim juos šiek tiek pabeitinti pirmin ir atgal. Aišku, duosim šansą ir pareigūnams su mumis pagauti. Ir dabar galim čia nusileisti, įsiskleisti padangas. Tobulai. Oi, kaip gražiai. Jau, Adolfai, pažiūrėk, kokią per mašinėlę turiu. Čia negalima parkuotis. Kodėl negalima? Aš persiparkuosiu. Kur galima statyti ją? Va tenais. Tenais ant stogo, tipo? Jo? Jo, okei, tu jūs, bet, atsiprašau. Gerai, jinai nesivaldo, galbūt čia atrodys labai... Žinokit, čia irgi negalima parkuotis. Ai, tai paliekam čia, po to grįšim. Gerai, Adolfai, tai kaip jau supratai, šitą mašinėlę skraido. Ir mes pamėginsim panervuoti pareigūnus eilinį kartą. Ui, pistoletas. Taip pat aš irgi pasiėmu tada pistoletą. Na, žiūrovai, būtinai nepamirškite paspausti patinka bei prenumeruoti mygtukų. Pastaruoju metu tikrai dažnai streaminu, tai jeigu nenori praleisti savo transliacijų, uždėkit ir varpelį ir pasimsiu tiek 9. Žinot, dėl viso pikto. Užtaisom. Čia nėra supresoriaus, reik bėgti. Greičiau bėgiam, aš šovau netyčia, čia supresorius nebuvo. Tu atvarys pareigūnai, pala, aš greit apsiverčiu. Aš ką tik mačiau, žinot, nes pareigūnų. Kadangi mes jau turim tokią mašinėlę, aš noriu pradžiai nuvaryti iki mechanikų ir tik po to testuotis maksimumas greitį. Aha. Taip, aš nenoriu, kad nežinai mumis pastebėtų, kad mes čia skraidyti galim, pakylam čia kažkur tais. Dabar žiūrėk į padangas. Man atrodo, tu skrendi. Tau taip atrodo? Man gal vaidenas, aš truputėlį dabar toks. Bet tu pagalvo, kaip gerai, tiesiog, kiaurai pastas galim varyti ir nereikia čia suktis daug kartų. Jeigu čia nesapnas, tai tikrai labai gerai. Duoju, aš to įgnypsiu. Negnyp, prašau, nereikia, man nepatinka. Ir važiuoju ir tiesiog susklydi padangas. Kažkokią veiksmą filmą, žinai. O jinai gali panert. Šiaip šito, tai nežinau, bet tu manai noriu tą protestuoti? Tai jeigu matysim, kad yra reikalas, tai gal. Aš rimtai nežinau, su Dolarenu galima panerti ar ne į vandenį? Aš kažkodėl turiu tai kad tu gali tiesiog, užlipti tiesiog ant... Ant vandens plaukti, ne? Tai pavažiuoti. Jo. Supratau. Gal dabar dar netestuosim, žinai, dienos gale reikės prasitestuoti šitą bairį. Būtų gerai dabar jo dar neprisigauti pareigūnų iš karto, kol pas mechanikus esam. Įtartinai garsas visai neblogas šitas mašinos ir kas čia dabar kiaurai fūra sulindus. Čia ne mūsų reikalas, mes važiuojam. Mechanikų nėra, man atrodo. Ir mechanikai. Ne. Kieno čia fūra? Čia uždarė tokį pipirą. Čia toks piktybinis šuo buvo. Keikis labai negražiai. Gerai, tai vyrai, mes tada netrukdom jums, mes skrendam, gerai? Kur jūs skrendat? Mes iki kažkur. Problema ta, kad nėra mechanikų. Bet jie žada netek.
Ir va, pažiūrėk, kaip kėdai, sakau, tai va, pabėgti lengvai gali nuo pareigūnų. Kadangi nėra mechaniko, man atrodo, mes patys turėsime užmesti tuningą. Kadangi nėra mechaniko, aš galbūt paprašysiu adminų, kad greit užmestų man tuningą ant šitos mašinos, o po to pas mechanikus viską perstarkysim, jeigu jie vėliau atvarys. Nes dabar šiaip yra ankstyva diena. Dabar yra be 15:01. O, va, pažiūrėk. Jo, kaip matot, užsidėjo kažkoks spoileris, užsidėjo nauji ratlankiai. Tai dabar, opa, pakydom. Tobulai tiesiog jau manevruoti išmokau. Dabar aš galvojau, lėkiam, pasiemam kokį paprasčiausią įgytą ir padarom apiplėšimą. Tai jeigu leidžiam pareigūnam galvoti, kad visas kas vyksta normaliai, o po to, žinai, jau kai pradėsim bėgti, po kokio laiko tiesiog galėsim pradėti skristi. Būtų kiekvienai, jeigu pareigūnai sugalvotų mumis šaudyti, žinai. Kur tokie parovė? Tave gal pavežti reikia? Jo, iš manęs mašiną ką tik. Jo, Adolfai, paimti jį ant kelių. Va, šitas nuvogė mašiną. Atsargiai, Madalina. O, bet atšok nuo mūsų, atšok nuo mūsų. Jo, varom gal kitų įgyto pasisirasti tiesiog. Gerai, tai lėkime gal tada iki Lejono greit pasižiūrim, gal čia bus dabar žmonių be mašinų, tai žinai, galėsim pavežti tipo. Bet visi atpažįsta šitą mašiną, kad jinai, žinai, iš tipo backlit feature yra. Seniukas nereikia pavežti. Mane gali pavežti. Tai šuo pas mumis į mašiną. Kartu su juo ir pritestuosi maksimumas greitį. Jo, reikės. Jo, mes čia, žinai, draugiškai, tu nesijaudin. Tu jau protestuoji maksimumas greitį prie to pačio. 135, 100 kem. Nu, šiaip nėra jinai greitė, tai čia problematiškai biškai gali būti, bet... Manau, reiktų dar užsipilti kūro. Jo, šiaip galim kūro užsipilti. Alfai, nustaikytų į ginklą. Jo, tiksliai. Tu nieko nematai jau, ką gerai. Aš žinau, kad iš vis nieko nematau. Tai labai gerai, nes mes dabar tiesiog ant kelio esame nuobodžiai. O tai tavęs mama nemokė pas nepažįstamus nesėsti mašiną. Tu, kad graži mašina. Bet toks tikslas ir yra, žinai, tipo sužavėt su mašina, gal tiesiog įliptum nepagalvojęs. Tai kaip įvertintum šitą mašiną nuo 1 iki 10? Papa, tai gal dabar įvertinam, pala. Oi! Žiūrėk, gal taip skrendam, atrodo, kad su sparnais dabar esam. Iki tol, kol nuluš vienas. Nenuluš ją, ar su jų nuluš? Pažiūrėk. Galim patestuoti, žinai. Tai gal už tai, kad pabūsiu jūsų įgūtis pinigų. Nekalbėk dabar. Jo, tai žiūrėk, Adolfai, problema ta, kad jinai nėra labai greitai. Jinai kelias, man atrodo, greitesnis yra už šitą mašiną. Tai jeigu pareigūnai gaudys, tai bus biškai problematiška. Nu, bet nieko. Kažkaip turiu nuodą, kad mes nepabėgsim su ja. Aš irgi. Nu, bet žinai, jeigu mokėsi skraidyti gerai, tai gal tada ir pabėgsim. Nu, matai, mes galim ir per tunelius varyti. Per visur, kur pareigūnai negali. Nu, pažiūrėk, čia atvarom. Čia skrendam. Kelis gaudo. Padangas nusimušam. Duris susidarom ir va, viskas jau. Kelias pametė mumis. Jo, tai šiuo atveju mūsų net ir negaudė. Šiam leidžiu ištarti dabar vieną žodį. Į kaip tas? Gražiai sakė, kai dėkui. Aš galvoju, kokį čia galim imti parduotuvę, kad būtų galima nuskrist po to jokingai. Aš galvoju, žinai, kur yra prie Čiliado. Nušokti ir nuskristi. Tai lėkime kitos parduotuvės. Aš manau, nuo Čiliado kalno, jeigu nuskrisim su tą rampą, tiesiog pareigūnai krito nesitikės. Bet aš spėjau, kad mes skrendam kiaurėje, ne? Nu, reikia pasinaudoti šitų dalykų, kol galim. Nu, aš manau, aš reikia taip manau tikrai. Tai aš tikiuosi pareigūnai nemato mūsų. Biškai sugadins jiems surprizą visą. Kol mes skrendam, aš paskambins jiems. Nu jo, tai paskambin pasik, kad skrendam. Ne, nu nesakysiu, kad skrendam, sakysiu, kad žinai, nu. Jo, važiuojam ore. Pasiklausiu, ar jie iš vis dirba dabar, nes jeigu nedirba, tai biškai liūdnoka. Paskambinu. Neatsiliepia. Nu, pareigūnai neatsiliepia, bet galbūt, kai jau parduotuvę paimsim, žinai, atsilieps. Atsiliepia? Jau mes atpažįstam, kad tu pareigūnas esi. Bet čia trintukas? Paklausk, ar jie dabar dirba, ar yra pareigūnų. O sakykite, ar dirbate? Taip, dirbu, trintukas. Pasakyk, kad jie lauktų to, ko dar gyvenime nelaukia. Jo, laukite to, ko dar gyvenime nelaukite. Čia yra tas, kaip čia jie pavardė, papukas. Mėstra geltų jam. Čia man labai patinka tas transitionas, tipo, žinai, nuo važiavimo iki skridimo. O pažiūrėk, kaip kietai. Labai kietai. Aš leidžiu įgailų ištarti 3 žodžius dabar. 3 žodžius įgytas. Skaičiuojam. Gražiausia mašina pasaulyje. Oi. Pala. Stojam iki bankomato. Leis dar 2 žodžius. Duodu tau dabar dar 2 žodžius. Best car. Oi. Viskas leidžiamės. Duok dar 5 žodžius, kažką apie mane tai pasako. Gerai, duodu tau 5 žodžius. Gal geriau nesakyk nieko, nes dabar gali labai... Ne, tai tegul pasako. Pažiūrėsim, ar pasakys, ko negali pasakyti. Patys geriausi žmonės pasaulyje. 4 žodžiai. Dar vieno žodžio trūksta. Ir mašina. Tai čia jau dabar 6. Ne, žinok, nestovim parduotuvę. Skaičiuoti nemoku. O tai gal kaip tik stojam parduotuvę ir apiplėšiam? Jo, bet aš manyčiau, stojam gal iki tos, kur, žinai, prie Čiliado kalno. Nu gerai, pamėginam iki vanės susileisti.
Jo, mums neišeina paskęs. Tai čia tas kiet yra, bet jeigu ratus sutrauksiu. Va, tada gal ir paskęsi. Sakai, šitą parduotuvę? Jo, tu varyk apiplėšimą pradėt, aš greit susiremontuoju tada. Tu turi rinkinuką mažų dar vieną. Jo. O pala, kur variklis? Gale. Ai, gerai, nes... Ai, nu jo. O... Čia yra mandram mašina, tai negalvo kažko keisto. Ne, tai seniai, nu... Išsigandau jau. Tai gerai, aš tada... O tai kur variklis? Nesimato variklio, seniai. Tu mane apgavai. Suvalgiau. Žodžiu, tai imk to įgaitas, žodžiu, aš tau duodu, einu pradėt ten šaudyti, žodžiu. Parduotuvė. Gerai, aš paimsiu. Aš rakinu seifą. Į vidų greit bėg. Ar tu ką tik įgaitą nušovai? Ne. Ar tu ką tik susprogdinai įgaitą? Ne. Pratau dabar taip, 3 žodžiai apie Adolfą. Atvira nuomonė, tarp mūsų galim. Geras žmogus pasaulyje. Bet ne geriausias, jis geras žmogus pasaulyje, ne, bet ne geriausias. Tu geriausias. Šiandien, dėkui, dėkui, man to labai reikėjo išgirsti. O šiandien ne ten ranką laikau, sorry. Kaip tu sekėsi plėšimas? Gerai, pabiški traukiu tos pinigus, viskas gerai. Žiūrėk, išmečiau tau 5 eurų. Įsimestas 5 eurų, nusipirk kokį maką. Oi, kaip ačiū. Galiu įsimesti į banką. Jo, įsidėk, nes čia pareigūnai pavoks. Kas daros? Aš čia spurgą šaudau, nebijok. Ai, gerai. Dabar žiūrėk, susitiram taip, kad kai ateis Adolfas, kai kokį dėlis atėjo. Bet tikiuosi jis manęs nenušautų. Net mūsės nenušautų. 10 seconds later. Įgytas, ką tu turi pasakyti Adolfui? Adolfas Gaidukas. Ai, what? Lietuvos gražioji policija klauso jūsų pageidavimų. Išmokite dainuot. Žiūrėkit, aš turiu įgytą, aš jį jau nušausiu. Kurio vietą, tai sakyk, aš atvažiuosiu. Tai jis netvažiuoja, tai mes galim bėgti. Ne, tai sakykit kur. Ne, nu mes ką tik pardė paėmėm, tai mes galim jau bėgti ir jūs čia atvažiuosit, ar ne? Tai mes galim atvažiuoti, tu kur esat? 2006. Tai jūs atvarot, neatvarot, nes Tai mes... jo, mes atvažiuojam. Tai mes duodam jums 2 minutės arba nušaunam, o jau nušaunam. Gerai, skubam, žinokit. Šiaip pati mašina, kaip matot, yra tikrai faina, tik kad pareigūnai kažkaip nereaguoja visiškai nei į pačius šaudimus, nei į apiplėšimą, kas yra keista. Pasiklausim, ar pareigūnų bus, tai sakė, kad jų bus. Tai vad nežinau, kur jie tik tais yra dabar. Galiu greit apsivažiuoti aplinkui, prasičekint ir va, galima šaudyti. Aišku, mes to nedarysim, nes šį biškį būtų nesąmonė. Man atrodo, kad jo po kažkiek laiko dingsta tas taikinukas ir jau šaudyti nebeleidžia. Galbūt reiktų pakilti į orą, išnaudoti šitą progą. Tai būtų gerai, kad jie nepamatytų skraidančias mano mašinas. Nu, Alfa, kaip tau sekas? Man baisu čia, jis tai nori mano numerio. Tai gal neduok. Gerai, pareigūnai iš tikrųjų neatvažiuoja. Man tas labai nepatinka, reikia skambinti jiems per naują. Gali būti, kad dabar ir prisijungia tik tai slimukai. Tas būtų irgi visai logiška. Klausome. Tai jūs atvarot, neatvarot, man čia nušauti, nenušauti. Nu tai atvažiuot bandysim, kad manęs neleidžia. Tai aš tai leidžiu. Tai aš jums žinau, kad aš žinau jūsų vardus pavardės. Viską. Nu tai mes einam tada kitą parduotuvę plėšti. Aš žinau, kur tu gyveni. Pareigūnai, jūs normaliai šnekėkit, tai mes einam kitą plėšti ar mums jūsų laukti? Nu tai laukit. Tai kiek mums laukti? Mes duodam jau praėjo 2 minutės. Ilgiau laukit. Tai kiek laukti? Valandą. Pareigūnė, duokit kitą, tegul kitas atsiliepia normalus pareigūnas. Pareigūnai visiškai nereaguoja į mūsų iškvietimą. Kažkio audinio privažiavo, bet jaučiu, kad ne policija, nes pratau labai išvadinam. Tuoj nusileidžia, pračekinsiu. Neišvažiavo, sakai. Aš jau supratau, pareigūnai net nelabai reaguoja, jiems nelabai įdomu. Sako, reaguoja, bet nereaguoja. Tai varom iki kitos parduotuvės tiesiog. Paimti į kitą, grobiam pinigus tiek, kiek leidžia tiesiog. Einam juvelyrinę paim greitai. Sako, valandą laukti, sakau, neįsidirbinėkit. Realiai. Jau kaip sakome, patys išgo mums. O, va teisingai. Man jis patinka, žinok. Taip pat, ne tai, kad patinka, nu kaip įkite. Na jau čia, žinok, nebeišsisuks. Gerai, tai dabar skrendam iki juvelyrinės, kaip sakiau, apiplėšim tiek parduotuvių, juvelyrinių, bankų, tol kol pareigūnai sureaguos, čia labai paprasta, aš manau. Tai mes jau galim nemažai pinigų pasidaryti. Žiūrit? O, vanduo, ai. Matėt? Insane, sakyti, kad norit, Best kažą, nevo. Jis nėra labai geras. Nu, bet kaip žmogus, tai normalus. Čia specialiai, čia buvo tas planas, žinokit. Bet labai smagu, tiesiog važiuok. Pavažiuoji. Pist. Ok, nespėjau. O, vyrai, išmokau vairuoti, man atrodo jį. Menžin, jeigu tau nulūžtų tas sparnas dabar. O, tušia. Pabūk mašinas greit protestuoju, ar jau galima plėšti. Gali būti, kad aš neseniai plėšiu. Neleidžia plėšti, man atrodo, galimai. Neseniai plėšti kažkas.
O nenorit su NPD stogo, pavyzdžiui? Atrakykit. Dėkui, vyrai. Kažkas čia apiplėšimą darė, nereagavot. Visiškai. Kas darė? Kažkas, ten kažkoks su barsuko kaukė ir trenktukas kažkoks. Tokie jumis panašus, ne? Identiškai. Jo. Tai mes tada galim į tą juvelyrinį imti ar nėra užsiktinį pareigūnų. Lemba, nežinau, kiek reikia. Nežinau, tipinė situacija, žinai, paklausi pareigūnų, ar galima kažką nelegalaus padaryti, sako jo ir tada tu išvažiuoji. Jie čia dabar Twister šnekasi su pareigūnu ir ten kažką jie tarėsi, bet šiaip jau pareigūną atrodo, kad biškai metagėjimo jungia, jie žino šitą mašiną ir žino, kad jie negali skraidyti, tai įdomu, koks bus jų interactionas, ar jie iškart šaudys, ar jie tiesiog su 20 helio atvarys. Ta, kurie tuoj Lekiam. Imta, eikite, aš žinau. Eikia apiplėšti. Oi, ne. Baru imti. Taip ir su, kad jie atvarys su 20 helio tiesiog. Ne? Tai mes... Jo, klasika. Sveiki, oro policija prisistatė. Labadiena. O, aš esu... Nu, Amin, tu net nesitaikai, tu tiesiog atskridai vienas. Nu, bet aš su ginklu buvau, taip negali. Nu, bet gerai. Bet tai aš tau iš nugaros parbėgu ir pasakyk dabar kolegams, tada atvarytų be helių, be miego, supratai? Absolut bakagalvis. Jo, žinokit, Arijus tai yra top 10. Absolut bakagalvis, karočiam. Top 10 prastų pareigūnų. Tai... Mes dabar ko norim? Laisvo kelių ir 10 000. Ne, 15 už pareigūną norim 1000. Kiek? 15 už Arijų. Aš net neduosiu tiek. Žiūrėk. Tai tada mes pasiemam ginklus jo ir užteks 10. Arba 15 000 ir neimam ginklų. Planuokit, turi 2 minutės. Jums už tavo pistoletą ir tazerį įmesiu Ikėjos maišelį ir paliksiu čia nais. Jūs sakė 10 000. 15 sakėm. Jūs sakė 10 000. Tai sakiau 10 000, bet ginklus pasiemu tada. 9 000 arba nieko. 9 000. Sutart. Kitą kartą aš tu neleisiu, žinau, šnekėti. Palaukit, aš pasitikrinsiu pinigus. Jo ginklai ir tazeris yra. Viskas Ikėjos maišelį palikta tenais tam kambariukį. Kary mūsų Jūs mylimiausias. dabar... Pasimsiu aš, ačiū pinigėlius. Atkabink tai. Tai atsikabino jis tegul nuo manęs. O už šitą laisvą kelią mes paleisim prie mašinos pisį. Nu tai mes tada atsitraukiam, jeigu nepaleidžia tykai, to jūs jau tikriausiai žinot, kas jums... O, Aha. mes tikrai jį paleidžiam. Mes jau žinom, mes jau- 100%. Aš sakyčiau, paėmame mes jį ir paleidžiam tiesiog vidury oro. Jo, taip Ne, ir padaro. maldauju, ne. Pametėt pareigūnę. Šypseną pametėt. Ir žinai, galvoju, dar mūsų kozirį neparodyti iš pat pradžių, žinai. Reikia biškį jiems duoti. Sakas. Aš žinau vieną spotą, man atrodo, baisiai geras spotas. Pažymėk man juvelyrinę greitai. Tai kažkur toj pusėje, blema, neatsimenu dabar. Juvelyrinė, nevažiuojam. Nu, mes iš karto antrą plėšimą darysim. O, jau 2 ryškių mašinos. O. Mūsų rimti gaudo. Žiūrėk, Alfai, man reikia to garažo, aš neatsimenu, kaip jis atrodo. Tas garažas, kur ten galima į viršų užvažiuoti. Atsimenu, kur seniai medikai buvo. Jo, liktais. Mano širgi. Kurioje čia vietoje? Nu baigit, nesiklausykit mūsų. Dabar žiūrėk, aš galiu šaudyti iš tos mašinos, tai aš jeigu už jų važiuosiu, jeigu jie mane aplenkia, iš karto juos sulėsiu. Žiūrėk, dabar šaudysiu šitą. O jūs klausytojai bijote, ne dabar? Dabar Alfai šitą parodysiu, kaip reikia. O, vat, nesika, ai, saka. Čia mumis mėgina aplenkti, ar ką jie čia daro? Aš nežinau, bet mums visai gerai sekasi važiuoti Aš ratu. žinau, aš tiesiog važiuoju ratuku, jo. Tada pagal taisyklės, kaip normalus. Nebandai šokti. Tai net nemėginsim, mums to nereikia. Jo, dabar, kas nesuprato, čia nais yra rampa ir mes per tą rampą mėginsim šokti, va čia tą rampą. Ar jūs, aišku, jau metagamina? O ne. Ar jūs nesažininkai elgėsis, žino iš kitų vietų, kad šitą mašiną skraido? O jeigu mes tiesiog nusileistumėm ant jo helio, nu tipo... O, aš tą patį galvojau, bet... O. Man atrodo, čia pastas. Man atrodo, mes krentam. A ne? Šiek... Oi. Pareigūnė už jūsų. Nedūmė tas tavo? Alio? Ne? Ne? Ką tu ten darai išlindęs iš mašinos? Nu man ten reikėjo truputėlį pasikasyti. Aš galvoju, mes galim nusileisti šiandien ir palaukti, kol pareigūnas nusileis. Tiesiog jį sušaudyk. Realiai? Jeigu pamatai, kad jis leidžiasi, iškart šaudyk. Ai, jis ant manęs leidžia. Jis čia kėsinasi tave. 3, 2, 1.
Nu, netoks buvo planas, bet, nu, ką jau padarysiu. 1 hour later. Tai dabar praėjo labai nedaug laiko, Twisteris buvo sulaikytas ir išvežtas į komisariato, o mane tiesiog pareigūnai paliko. Galimai manęs pareigūnai tiesiog nepastebėjo, atvarė medikai ir mane pagydė, čia kažkas, ai ne, užsirakino. Įstrauk greitai mašiną iš KME ir dabar atvariu iki bazės. Tik aš padarau greit užsimetu armoro, reikia susirasti dabar kažkokį įkaitą ir varyti dėrėtis dėl Twisterio ar laisvo kelio. Alfa, jeigu tu girdėjai, aš tai išgelbėsiu. Duok ženklą, jeigu tu esi racijai. Duok ženklą, jeigu tu racijose. Gerai, Twisteris net nėra racijų, man atrodo. Pilnai atsigydėm, viską sustvarkėm. Varom greit ieškoti įgyto. Pasiėmus policija pasižiūrės ir jie atsiliepia. Gospoda klauso. Jūs padarė didelę klaidą, pareigūnė. Ir kokia ta klaida būtų? Mano kolega pagrubėt. Ne. Ar jūsų nuovadai yra toksai asmuo Adolfas Trenktukas? Yra mūsų nuovadai Adolfas Trentukas. Trenktukas, sako. Sakė neliktais. Ne? Ne. Tai tu kur jūs jų kalėjimą išvežėt? Aš nežinau. Ar yra Adolfas Trentukas? Aš jau turiu įkytą, tai man ar nušauti ar darysiu? Ne, tai tu palauk, dar nešauk, bandysim surasti, kuris čia valkatauja. Pareigūnė, netestuokit manęs, aš nušausiu įkytą. Netestuoju viskas, aš dabar skubu ir ieškau, viskas. Duodu sekundį su įkytų pašnekėt. Gerai, įkaitas girdi. Padėk. Nu, va girdėjot? Nu, tik neskriauskit to įkaitą. Viskas laukiu pareigūnė. Aš tai Gerai, už 5 minučių, kad Adolfas būtų prie įėjimo pagrindinio. Supratau, vadins vaną duosiu įkas. Gerai. Iki. Nu, kaip maloniais pareigūnais. Seniai, šokį mašiną, man tavęs žiauriai reikia. Šokį mašiną, neklaus, tiesiog šok. Paskraidintum? Paskraidinsiu, bet šokį mašiną. Man reikia įkyto labai trumpai, reikia išsikeisti draugai į tave. Galiu sėst. Jo, šok. O. Nesikad gaudo, Kaip jūs čia pakėlė tuos sparnelius čia? Klausykit, Adolfo Trenktuko nėra Adolfo Trenktuko. Kuo nėra jokio kameros? Sustokit į dešinę kamerą. Gerai, klausyk, tu nežodžiu, kad įgytas esi gerai? Būtinai. Atidarykite, prašyčiau langą. Gera vakar. Labą dieną. Nusieks. Būsiu Matas Bulgarkiai iš LSPD komisariato. Kilo klaustukas. Ar žinote, dėl ko mes jį šiandien sustabdėm? Jums patinka mano mašina? Nu taip, bet ir kitas dalykas. Sustabdėm, kadangi jūs buvot pakėlę duris ir važiavote, tai yra grėsmė. Bet ne, čia įgytas, jis netyčia užmiršo Ką? Ką? Įkaitas? Aš paikau pareigūnę. Blemba, pats įsidaviau, nu kas per nesąmonę. Šitą mašiną pritrukėjus ir nepaspaudžiu durų. Čia kaip magnetukai, žinai, susideda. Nu, sakau. Nori pameto šis greit? Davai. O laikaisi? Laikausi. Čia va šilas garažiukas, aš tau jūs parodysiu. Šiaip Twisteris kažkur yra dingęs, aš neįsivaizduoju, ar jis nuovadai ar ne, nes pareigūnai sako, kad jo nuovadai nėra. Jis galimai pabėgęs. Tai aš tiesiog dabar pasivažinėsiu, kol tu gausi informacijos iš šios. Pareigūnė už jūsų. Už mūsų nieko nėra. Pareigūnė pametėt. O, pravažiavot, viskas atėjo. Pametė šypsaną. Nu, čia mano bairis. Žinau. Iš kur tu žinai? Tik laikykis dabar, laikais. Laikaus. Nu, žiūrėk, kur tie pareigūnai liko ant to stogo. Bet tu tai visiškai nesužavėtas, kad mašinas raido, ne? Ne. Na, jau. Pilnai žinau, kas per mašiną. Ai, Dolarenas, girdėta. Pareigūnė, ateikit. Paukštis. Bet pareigūnė, jums reikės kviestis dabar pagalbą, kad jumis ištrauktų nuo stogo su mašina. Jis necenzūrinius gestus rodo, nes Ir negalima. ką jis daro, jo, what the fuck. Pareigūnė, pažiūrėkit į mane. Aš kaip mano mašiną skraidau tiesiog. A mūsų pingo. Ne, nereik man pingo jūsų. Ne, grįžk. Nebėg, prašau. Nu. Ko čia šaudai? Kad nešaudžiau. Šoviau aš? Čia ne tu šaudai, čia mašina šaudo. Ne, bet aš šoviau bent kartą. Ne. Čia mašina šovė. Ne, bet ir mašina nešovė. Man tai nešovė. Nežinau, man tik mašina matys, kad šovė. Nes man tai net nerodė, kad... AI-jus. Jie šaudo. Aš nenoriu... Pas devulį. Nu, jį kitą nėra pratinga. Ai, bet jį į padangą šaudė ilgut. Girdžiu, kad vienai padangai. Nu gerai, kas skris galim. Tai davai ten į tunelį, važiuok kur nors ir susitvarkyk mašiną. Aš ką tik gavau žinių, kad galimai mano kolega jis yra paleistas, žinai, iš PD, tai nulėkiam tenais greit. Čia gal apgauna? Nu, vad nežinau. Anoniminė žinutė, žinai, per Viberį. Adolfai, šuo greit! Pasiruošę šaudytis. Lipk ir šaudyk. Su kuo? Neturiu su kuo. Man reikia tave kaip įkitą ateit paimti. Ateikit greitai. Adolfai! Jis surakino tiesiog. Šok, Adolfai! Šok! Ne, už įkaitą. Žiūrėk, žinai, kaip padarom.
Pareigūnė, aš turiu įkaitą. Mes jums duodam Adolfą už šio įkaito laisvą kelią, sakoma. Šis įkaitas bus laisvas kaip paukštis. Jo, bet aš irgi noriu pabėgti. Nu tai gerai pabėgsi. Taigi tu nuskrisi, nebėgsi. Tai gerai, tai dylas ir neši man Adolfą. Adolfiukai. Alio. Adolfai, prieik prie durų, prie kitų durų. Atveskit Adolfą prie durų, prie atidarytų durų. Jūs atidarykite savo dureles. Aš noriu pamatyti, ar Adolfas gyvas. Adolfą, nedarykit, pasižiūrėk. susodins. Važiuok, pasims už parankės. Ne! Važiuok, Adolfas! Užsidaryk duris. Nebėra durų. Adolfai, ačiū, kad pats įlipai. Jo. Duris atidarytos, tu pats iššokt galėjai tikrai. Aš iššokau. Tik tai su manu užsek durų dėl esu pikta. Ja, aš tu užseksiu. O, biš geriau. Dabar tiesiog tiesime. Neatrodo, kad labai... Važiuojame. Pareigūnė, nebūkit po manim. O jo, papa. O Jėzau. Nušausiu, atšokit, nušausiu, aš įkite. Žiūrėkit, padarom taip, jūs man tik duokit Adolfiukai mašinį, sudinkit. Ir aš paleidžiu šitą žmogų. O tai kodėl jūs tai pirmai nesąžininkai darėt? Tai nes Adolfas pats įlipo į mašiną, tai ką man daryti? Na jau ne, jis buvo surakintas. Jisai buvo surakintas, bet tai durys atidarytos kojos nesurakintos jį. A, jo. Nu, pats įlipo, pats kaltas jisai. Adolfai, pats įlipa į mašiną. Išrašykit jam baudą iš viso. Aš paleisiu jį va čia, va, jūs susėsit atgal. Ne, tai jūs gal pirmą jį paleiskit mes. Tai ne, tai jūs bent jau įsodinkit Adolfą, nežinau. Mes biškį atsitraukiam. Aha. Jūs paleidžiat iš rankų įkaitą. Mes paleidžiam Adolfas. Taip, ir pas jumis bėga. Tai gerai, žiūrėkit, aš ją paleidžiu, Adolfas įbėga, iššokia į mašiną ir aš jį jau paleidęs, bet taikysiu jos. Viskas buvo malonu. Apsikabinam ar ne? Davai. Dėkui, Sėnė, už tai, kad buvai su manim, man labai taip... Ne taip galvoju, kad apsikabinsim, bet, nu, tipo, dėkui, vis tiek Sėnė. Gerai bus. Dėkui. Jau gali paleisti mane. Nelaikyk už rankų, paleisk mane. Nečiupikė. Paleisk. Gerai, kas skris galim. Jo, žinok, šitoj salėje tikrai labai. Čia bet vienintelis šansas mums pabėgti, kai mašina gali skraidyti, žinai, nes, nu, tipo... Tipo... Gerai, sorry, kas čia per bairis buvo? Nežinau. Aš net nespaudžiu gazo, kodėl jinai važiuoja į priekį. Žinok, manau, neskrenda. Jo, bet aš va tame ir esmė, kad jinai kontroliavo, viskas gerai. Nebėra, suprantu. O! Čia, manau, suspės ir susiremontuot. Kur čia išvažiavimas, aš nežinau šitos vietos. Už nugaras yra. O, ne. Taip gerai, kad mes tai mokam daryti. Jo. Virš. Tiesiai. Nu, truputėlį per stipriai tiesiai, nu, bet bus gerai. O, užkynam čia kažkur tais. Jo, čia turbūt greitų metu nepagaus dar mūsų. Aš nežinau, ar tu dar nori veiksmų su pareigūnais ir jau nelabai, nes aš nežinau, jie nusprendė mumis šaudyti. Aš manau, kad mums reikia, jau mes realiai padarėm viską, ką norėjom. Žinai, ką mes galim padaryti? Ir aš manau, Adolfai, tau tai patiks. Ką mes galim padaryti labai itin juokingą ant pareigūnų stogo? Pats pagalvok. Užskristi ir pašykti. Teisingai. Spėk, ką mes dabar darysim? Užskrisim ir pašyksim. Teisingai. Nu ir ką, Adolfai, tiesiog anonimiškai. Kartu, sinchronizuotai padarom reikalą ir galim skristi čia. Jo, manau, kad būtų labai tema. O,